Dabar sukursime egzamino testo užduotis. Paspaudžiam ant egzamino testas. Va, matot, yra mygtukas redaguoti testą. Nes klausimai dar neįdėti. Va, čia vėlgi reikia parinkti, koks yra didžiausias galimas įvertinimas. Mes kalbėjom lygiai ir kad šitą galima gauti maksimaliai 5 kaupiamajam bale. Va. Spaudžiam pridėti klausimą. Kokie yra pasirinkimai? Kažką suskaičiuoti. Suskaičiuoti iš keletos pasirinkimų. Paprastas skaičiavimas. Šitą vietą mes gal pradėkim nuo atviro atsakymo. Tai ne atviro, o nuo esė, arba tiesiog tokio trumpo kažkokio atsakymo į klausimą, kur reikia truputėlį parašyti keletą sakinių. Spaudžiam toliau. Va. Kategorija. Reikia parinkti, tai yra egzamino testas. Klausimo pavadinimas. Tarkim, kokių tipų tinklus žinote. Čia tiesiog klausimo pavadinimas. O čia jau pats klausimas. Kokių tipų tinklus žinote, išvardinkite ir trumpai kiekvieną apibūdinkite. Ir kiek dabar mes turim 5 balų vertės egzamino testų. Kiekvienas tas klausimas, kurį mes dabar aptarinėsim, turi savo vertę. Tarkim, šitas klausimas atviras, kur reikia kažką parašyti, galima mes jam duoti 1 balą iš 5. Jeigu duotume visus 5, tai būtų mūsų tas užduotis iš 1 klausimo. 1, tarkim. Va, ir spaudžiam išsaugoti pakeitimus. Va, turim. Aišku, po to mes galim tą vertinimą keisti. Tarkim, 2 balus duoti. Vėl grąžinti 1. Ir čia matom būtent pavadinimą ir patį klausimą. Ir kad tai yra tipas esė. Galima peržiūrėti, kaip tai atrodys. Va, klausimas. Ir studentas šito vietoj parašys, užbaigs ir pateiks. Matome vertinimą, kad yra 1.